Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Kostiumus šiaip nesu kostiumų būna. Bet pagalvoju, kad rimtas svečias reikia kostiumų apsirengti. Tai aš dėl to pagalvojau, kad Maikį užsidėsiu su treninginiam kelniam. Kadangi iš manęs tikisi rimtumo visada, tai galvoju, tokio biškį laisvumo įnešti. Sportiško azarto. Bet ir per savo podcastą taip apsirengęs su Maikiu. Nes, rimtas podcastas, ne juokauti susirenkamės. Šnekam apie politiką, apie geopolitiką, apie akvapolitiką. Sveiki, sureliai, taip užsirašęs. Visų mūsų gyvenimą, visų pusę apie surelius. Bent jau man, kai kur apie proteinus. Kartais. Iš dalies. Vieną kartą į mėnesį, du kartus į mėnesį aplink proteinus. Kai nuolaidos ir šiandien beje nuolaidos kodas Tonki. Tai šiandien pas mus Mantas Tonkus. Sveiki, Žilvinai. Visuomeniai žinomas Tonkaus pseudonimu. Ar kažkokį kitą pseudonimą. Stonkus, Žemaitis kartais ten pristato vyresni žmonės. Žemaitis mūsų. Sumaišo su Žemaitaičiu. Su žemaitukais. Galvoju, kad vien su žemaitukai esu. Paskui kaip dar mane vadina. O tas kurva. Žiūrėk eina. Ja, tai daug kelio jau nuėjai savo karjerą ir džiaugies, kad karjeros pikiu tokį laidų patikai. Aš galvojau, kad dabar man yra kaip tik ne pikas karjeros, o dabar toksai stagnacija truputėlį. Galvoju, nuo čia atsispirti į jaunimo rinką sugrįžti. Heito gauni. Labai daug, aš net paskaitau komentarus. Net pats rašai man heito komentarus kartą. Ta anketa Aldonai ne mano ir tai aš paskaitau ir išreitingavau pagal blogiausius komentarus. Skaudžiausius. Ja, pirmus pydarus būtų, ne? Bet čia toks klasikinis. Žemaitijos gėdų daug kas rašo. Tada kakalas kažkas parašė. Kakalas? Čia koks telebimbam būda narys. Tokius žodžius gali tik tai naudoti. Kakalas, šikals, bezalūnų, atskalūnus. Tada pidaros parašė, čia už suklaidą pidarus norėjo gal sumaišyti. Tas, kur ant karoso ėjo, žinai, kur galvoja, eisi ant karosiuko ir reiks Tonkui dar parašyti, kad pidaras ir parašė pidarosas. Ir dar Bareikis kažkas rašė. Čia neįžeidimus čia. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.